Sveiki visi. Ateinu pas jūs tokią įdomią idėją. Tiesa, pirmą turbūt prisistatysiu tiem, kas galbūt mane mato pirmą kartą. Aš esu neurografikos instruktorė Dalia Bielskytė. Ir paprastai YouTube įrašuose dalyvauja tik tai mano kalbančios rankos. Bet šiandien aš norėjau pasirodyti visą todėl, kad štai šią vėlią naktį man atėjo tokia idėja kartu su jumis papiešti sveikatos tema. Mano YouTube jau yra piešinių sveikatos temomis, bet jie buvo piešti su mintimi kažkam padėti. Tai tiesiog duoti tam tikrą algoritmą sveikatos pastiprinimui, pagerėjimui, būsenos pagerėjimui. O šiandien nutiko taip, kad aš grįžau iš kelionės prieš keletą dienų ir tokia jau mano organizmo matyt savybė, kad po ilgo buvimo kondicionuojamose patalpose, lėktuve, aš labai įtariu ir ilgo buvimo dideliame žmonių sraute, dideliame mieste, o aš buvau tikrai dideliame mieste Barselonoje. Grįžus mano organizmas pareikalauja atostogų ir kadangi į jo reikalavimus aš dažniausiai neatsižvelgiu, nes nuolat turiu labai daug idėjų, planų ir norų veikti, tai paprastai mane kokiu nors būdu paguldo. Ir šiandien aš dirbdama, bendraudama su žmogum, pajutau, kaip mano gerklė kimsta. Tie, kas mane pažįsta, girdi, koks pakitęs yra mano balsas, kimsta gerklė, visa nosiaryklė, nosis, jaučiu, kaip kyla temperatūra ir viena žodžiu, organizmas mano sako, marš į lovą. Bet aš juk esu neurografikos instruktorė, ar ne? Aš visas problemas gyvenime sprendžiu piešdama. Ir labai dažnai būna, kai mano piešėjai, mano klubo nariai sako man, štai aš labai blogai jaučiuosi, arba aš netgi guliu ligoninėje ir neturiu jėgų piešti. Tai šiandien, kadangi tas jėgų neturėjimas, jisai dabar yra mano kūne, va šiuo metu aš jį jaučiu, pagalvojau, kad būtų pats laikas imti ir parodyti jum, kad piešimui nereikia jėgų. Imti ir parodyti jum, kad visos praktikos ir neurografika taip pat yra labai mums smagiai ir lengvai naudojamos, kada paprasta. Bet jų paskirtis yra būti naudojamam tada, kada mums sunku. Jų paskirtis yra padėti mums tada, kada mums reikia. Todėl truputėlio valios, truputėlio smalsumo, o kaipgi tai bus, truputėlio laiko savo ir važiuojam. Tai va, tokia buvo mano intencija šiandien išėjimo piešti ir ta proga aš netgi padariau jums nedidelę prezentaciją, nedidelį pristatymą. Prašau man dabar atleisti, jeigu aš kur nors paspausiu kažką ne taip, nes iš tikrųjų būsena yra pakankamai tokia įdomi. Štai, peršalimo simptomai. Vadinasi, šitas piešimas dabar yra iš esmės skirtas tiem, kuriem skauda gerklę, spaudžia krūtinę, skauda visą nosiaryklę, spaudžia akis, krečia šaltis, silpna. Vienu žodžiu, jūs esate tokiam taške, kai tiesiog gal sirgsiu, gal nesirgsiu, gal virusas, gal peršalau, vienaip ar kitaip kažką tai reikia rinktis, arba gultis į lovą ir gulėti ten savaitę, arba tiesiog imtis priemonių. Aš nusprendžiau imtis priemonių ir padaryti tai viešai, nes man pačiai bus paskui įdomu prisiminti. Ką aš noriu jums papasakoti? Aš noriu jums papasakoti apie tokią fantastišką moterį, Louisa Hay. Jūs apie ją galite daugiau pasiskaityti internete, ji pati įveikusi didelės sveikatos
užduotis, atrado, tai yra nuo senų senovės žinoma, kad praktiškai visos ligos yra psichosomatinės ir kad kiekvienos ligos ar simptomo priežastį mes galime atrasti savo būsenose, savo mintyse. Kad mintis ir savijauta yra labai susijusios ir vienas iš jos siūlomų metodų buvo afirmacijos. Tai štai, aš visada mėgstu jungti metodus, todėl šiandien siūlau mums sujungti Louisos Hay afirmacijas su neurografika. Louisos Hay knygų yra daug, lietuvių kalba jų taip pat yra labai daug išleista. Todėl aš ties to nesustosiu, aš tik tai paminėsiu, kad jos yra sudaryta lentelė pagal abėcėlę visi simptomai ir ligos ir jos asmeninių tyrimų ir paieškų būdu tiesiog atrasti dėsningumai, dėl kokia būsena sukelia kokį simptomą ir jos rekomendacijos, kokia afirmacija toje situacijoje yra gydanti. Tai ten tų simptomų ir be abejo jų priežasčių ir afirmacijų yra labai daug, yra šimtai. Aš šiandien išsirinkau tuos, kuriuos aš jaučiu pati. Tai va yra tiesiog gerklė, gerklės ligos, sloga, nosies užsikimšimas, nosiaryklės ligos. Galėčiau dar kibti prie plaučių, bet kažkaip tai dar nesinori. Manau, kad čia ir taip yra pakankamai visko. Ir štai, kai mes matom tą lentelę, kai aš matau tą lentelę, skaitau simptomus, juos jaučiu kūne, tai yra man aktualu, absoliučiai vyksta dabar. Ir čia ištinka žmogų toks, žodžio ieškau, stuporas, nes mano protas man nori paaiškinti, tu alergiška kondicionieriam, tavo kūnas visada reaguoja taip. Jisai man iš karto atranda atsakymą į viską. Tu buvai tarp daug žmonių, kažkas nusičiaudėjo, tu pagavai ten tą ore skrendantį kažką, tai tu pervargai, tavo imunitetas dėl to pasilpo, apskritai prisimink, kad tu sirgai vėžiu, kad tu esi nebe 16-metė ir taip toliau. Taip kalba mano protas. Bet aš žinau, kad protas labai dažnai yra linkęs viską supaprastinti ir tiesiog norėtų gauti chemijos, gauti vaistų, gauti miego, galimybę patingėti galbūt, ar ne? Ir tada mane pagraužti, pavyzdžiui, dėl to, kad aš nieko neveikiu ir pasakyti, tu nieko neveiki, dabar tave ištiks krizė, badas ir tave paliks visi tavo klientai. Na, protas toks yra, kad jisai moka rasti būdų, kaip mus patampyti už bambelės. Ir todėl aš jums sakau, einu, aš paskaitysiu, ką apie mano simptomus sako Louisa Hay. Ir kodėl ištinka toje vietoje stuporas, todėl, kad mums yra labai dažnai sunku priimti dalykus, kurių mes manome neturį. Pavyzdžiui, čia aš ką skaitau, gerklė. Ekspresyvumo ir kūrybos kanalas. Aš jaučiuosi labai ekspresyvi ir labai kūrybinga. Bet čia pat aš galiu pagalvoti, kad visiškai neseniai aš liepiau savo pristabdyti idėjų srautą, todėl kad materializacija yra begaliniai sparti ir tu tik tai sugalvoji, pagalvoji, nedaug dievė užsirašai arba nupieši, tai pradeda vykti ir tai reikia daryti ir daryti tai reikia man. Todėl aš tiesiog nusprendžiau padaryti tokią pertrauką ir tą savo ekspresyvumą, savo impulsus kūrybinius pristabdyti, kad galėčiau užbaigti tai, kas vyksta jau dabar arba galbūt net tiesiog pailsėti. Na štai, Louisa Hay sako, kad toks mano elgesys su savo kūrybiniu srautu tiesiog provokuoja gerklės skausmą, ne? Kita versija, gerklės ligos, tai ten jau yra minima štai angina arba yra kažkokių tai dar kitų
susirgymų, tai yra nemokėjimas apsiginti, prarytas pyktis, kūrybos krizė, vėlgi ar ne, nenoras keistis. Ir vėl mano visas vidus prieštarauja, man atrodo, kad kaip ir aš visą tai darau, viską žinau, ar ne. Bet čia reikia leisti savo išgirsti, kad mes tokie gilūs, mes tokie daugiasluoksniai. Ir jeigu aš viename sluoksnyje visus savo pykčius priėmiau, išsivaliau, apžiūrėjau, pasakiau, kad taip, jūs esate mano dalis ir taip aš jūs turiu, tai galbūt kitame sluoksnyje vis dėlto jo yra dar ir verta tiesiog pasižiūrėti, kasgi ten yra, ar ne. Sloga dar neprasidėjusi, bet todėl aš čia pririšiu ir nosį užsikišusi ir visą nosiaryklę, nes jos kaip ir dar nėra, bet mane visą spaudžia, vat viską slegia. Ir tai yra parašyta pagalbos prašymas, vidinis verksmas. Atrodo, na, man atrodo, aš norėčiau tuo tikėti, kad to nėra. Bet čia pat aš prisimenu, kaip kelionėje, kuri buvo nuostabi, kuri buvo stebuklinga, kurioje buvo labai daug įspūdžių, aš net kelis kartus pasijutau kaip paliktas vaikas. Aš išgyvenau labai aiškiai būseną tą, kurią patirdavau, kada mane tėvai palikdavo darželį, dar greičiausiai ne darželį, o lopšelį. Ir tai yra vieni pirmųjų mano gyvenimo prisiminimų, kurie yra žiauriai skaudus. Nes aš ten pasijutau visiškai svetima tam didžiuliam mieste, tarp šitų tūkstančių žmonių, su kuriais aš realiai negaliu susikalbėti. Na, turiu pasakyti, kad grįžus aš pradėjau mokytis ispanų kalbos, nes pasirodo, aš turiu daug mielų žmonių ir draugų, kurie kalba tą kalbą ir aš nenoriu jaustis paliktų vaikų Ispanijoje. Bet štai aš atrandu savy tokių dalykų, kurie jie buvo tik akimirką, bet jie buvo. Tai va toliau einam prie nosies, ar ne, kas tai yra nosis. Nosis tai yra savęs priėmimas. Tai va tai, kad sunku galų gale ir priimti tuos dalykus, kurie tavyje kažkur glūdi, norisi pasakyti, kad manyje nėra, čia toliau yra dar blogiau, nes tai yra žema savivertė, tai yra tai, ką aš tikrai, su kuo aš dirbu ir ką aš tvarkau ir su kuo mes visi turime susitvarkyti iki tam tikro laiko. Ir man atrodo, kad aš jau neturėčiau dėl to sirgti, bet Luisa Hay rašo kitaip. Ir kodėlgi man nepabandžius patyrinėti to dalyko, iškart nepasakius, ne, tai ne apie mane. Tiesiog patyrinėti. Įdomu. Ir štai palaikymo poreikis, vėlgi vidinis verksmas, vaiko ašaros, vidinis vaikas mūsų, jisai taip pat yra labai daugiasluoksnis ir mes galime aptikti tų vidinių vaikų ir ne vieną, ir ne du, tiesiog dabar galite stabtelti ir paklausti, kiek manyje yra vidinių vaikų, kiek jiems metų, iš kurioje gyvenimo, kuris tai vidinio vaiko veidas, vaidmuo, būsena, trauma mumise kalba. Jų yra daug. Ir tas paskutinis sakinys, jūs auka, aišku, kelia man didžiulį pasipriešinimą, nes manau, kad tai yra jau prieš kažkiek tai metų mano išspręstas klausimas, bet štai tai, ką aš dabar matau, kada aš lygioje vietoje staiga susirgu, aš matau simptomatiką ir matau galimas priežastis, kurias patyrinėti tikrai verta. Juolab, kad tai labai paprasta. Štai šalia kiekvieno simptomo ir numatomos priežasties yra parašyta afirmacija. Atveriu širdį ir dainuoju apie meilės džiaugsmą. Kada tavo gerklė gergždžia taip, kaip gergždžia mano dabar, dainuoti meilės džiaugsmą yra sunku, bet visai neseniai tiesiog klausiausi paskaitą apie vidinį dainavimą. Tai yra apie tai, kad galima dainuoti nepraveriant burnos ir neišleidžiant garso. Ir taip kaip mes galim kvėpuoti, taip kaip mes galime savo minties galia nukreipti energiją, taip mes galime ir dainuoti be garso, viduje, giliai savo viduje, ką šiandien ir padarysiu. Triukšmauti nedraudžiama, tai yra tai, kad triukšmauti, turbūt šiuo atveju Luisa Hay turiu omeny kalbėti,
vėlgi dainuoti, juoktis, ar ne, tu gali daryti bet ką, ką tau reikia, ką tu jauti, kad tavo kūnas nori daryti, kaip tau norisi save išreikšti. Mano saviraiška laisva ir džiaugsminga, aš galiu apginti savo nuomonę, aš demonstruoju, rodau savo kūrybinius gabumus pasauliui. Labai dažna, tarp kitko, žmonių problema šiuo atveju tikrai manau, kad ne mano, nebent aš turiu kažkokių tai slaptų talentų, kurių nerodau ir sau. Ir štai tokia afirmacija, kad aš noriu pasikeisti. Ir aš tai deklaruoju, ir ne, aš noriu pasikeisti. Einam prie slogos. Myliu ir guodžiu save taip, kaip man patinka. Randu, kas man malonu. Čia aš turbūt praleidau žodį dėl tos pačios slogos. Myliu ir guodžiu save taip, kaip man patinka, taip, kaip galiu, kokias turiu priemonės. Kita afirmacija yra, kad aš žaviuosi savo intuiciją. Na, intuicijos vedama, dabar aš esu čia, dabar aš piešiu čia ir mano intuicija sako, kad man pavyks, nors mano protas man sako, kad tau nulūž balsas, tu užsikosėsi ir galų gale nepabaigsi šitą piešimą. Na, pažiūrėsim, kas laimės, kam verta buvo patikėti savo šio vakaro valandą. Aš patikėjau intuicijai, ar ne? Myliu ir vertinu save. Labai gera afirmacija. Kas tai yra afirmacija? Afirmacija tai yra frazė, neilga frazė, lengvai įsimenama frazė, kurią periodiškai kartoju. Kartoju, bandydamas išjausti, kas kyla manyje, kokie jausmai kyla manyje, kada aš taip sakau, kada man taip yra, kada aš taip jaučiuosi. Na, žodžiu, jinai nėra tokia paleista į orą, bet jinai yra kartojama ir išgyvenama frazė daug kartų per dieną ir tam tikrą laikotarpį, kada mes jungiame afirmaciją su neurografika, jos veikimo poveikis jos sustiprėja daugybę kartų. Ir, na, šiandien mes tai tiesiog ir išbandysim. Aš išbandysiu pirmiausia, o jūs, jeigu kas nors lygiai taip kaip aš jaučiate skausmą gerklėje, užkimimą, nevirpančias balso stygas, užklausę nosis, spaudžiančias akis, tada tiesiog junkitės prie manęs ir važiuojam su paskutinė afirmacija. Aš suprantu, kad esu savo pasaulio kuriančioji jėga. Aš pasakyčiau paprasčiau, aš žinau, kad aš esu kūrėjas, aš žinau, kad visa tai, kas vyksta aplink mane, tai yra mano kūryba. Pasaulis, kuris mane supa, atspindi tai, ką aš susikūriau savyje, kodėl aš tai sukūriau, kam man to reikėjo. Va tai ir pabandysiu savo suprasti šiandien piešdama ir be abejo, kad aš stengiuosi save džiuginti. Net mano išėjimas piešti su jumis tai yra savęs džiuginimas, todėl kad aš labai mėgstu tai daryti. Aš labai mėgstu piešti su žmonėmis ir todėl dabar jau jungiuosi į lapą, jūs taip pat pasimkite markerius. Tai, ką mes piešime, bus visiškas ekspromtas, absoliutus, tai nėra kažkoks tai ypatingas algoritmas. Neurografikoje pagrindiniai veikiantys dalykai tai yra ta pati intuicija. Aš atsiprašau, atsigersiu ir jūs tą patį padarykit. Tai yra intuicija ir mūsų veikimas per neurografinės linijas ir apvalinimą. Labai trumpai naujokam parodau, kaip atrodo neurografinė linija. Ji atrodo štai taip, kaip upė iš paukščio skrydžio. Jeigu vesčiau ją horizontaliai, ji galėtų atrodyti kaip miškingo arba kalnuoto horizonto linija. Tai yra, ji nei vienoj savo atkarpoj nėra panaši į save ir mes nežinome, kur ji mus nuves. Daugiau apie tai galima sužinoti kursuose, ten yra tiesiog labai išsamei paaiškinta, kaip tie dalykai veikia, kaip kuriasi neuroninės jungtis, kaip piešti, kaip išmokti. YouTube taip pat yra išsamesnių, dabar tiesiog trumpai, kad nereikėtų lakstyti ir ieškoti. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai yra apvalinimas. Štai ką aš dabar padarau, tai yra aš nuraminu savo protą, kad ten, kur susikerta dvi mano idėjos,
prieštaraujančios viena kitai, tai yra dvi linijos, ten susidaro kampai. Tai yra konfliktas. Kampas visada yra konfliktas. Konfliktai esantis mūsų viduje, mūsų galvoje mus skaudina ir yra labai daug būdų, daug praktikų, daug žmonių padeda tuos vidinius konfliktus spręsti. Aš renkuosi neurografiką, todėl kad tai yra labai greitai, tai yra labai malonu. Tai reiškia, aš tiesiog įpiešiu puslankį į kampą, suapvalinu, tokiu būdu sukuriu naują neuroną, tiksliau jisai susikuria pats veidrodiniu principu, matydamas mano lape savo portretą. Neuronas prie neurono susikuria nauja neuronų jungtis, kurioje yra tai, kas mano gyvenimą ir jo įvykius keičia. Iš esmės, todėl kad keičiasi mano būsena. Viskas neužstringu ties tuo, nors galėčiau kalbėti daug, bet apie tai yra tikrai labai daug medžiagos mano visose puslapiuose. Galima man tiesiog parašyti, galima eiti mokytis, galima eiti piešti kitų piešimų. O dabar tada einam prie tos simptomatikos, kurią jaučiu aš. Ir ji visai nėra unikali, jie gali šiuo metu jausti daugybė žmonių. Todėl, kad pavasaris, todėl, kad temperatūros nepastovios, todėl, kad per greit išsirengiam. O galbūt, kaip sako Luiza Hay, todėl, kad prašom pagalbos, todėl, kad verkiam viduje, todėl, kad mums reikia palaikymo, todėl, kad auka mumise vis dar gyva, arba todėl, kad mes savęs nevertinam ir nemylim. Tai bandykime ieškoti priežasties ir transformuoti ją taip, kaip mes mokam, o kas nemokam, tas išmoksim neurografiniu būdu. Ką aš dabar padarysiu? Aš sukursiu istoriją apie savo peršalimą. Jūs galite sukurti apie savąjį, kadangi tikiu, kad čia piešia daug žmonių nebaigusių kursų, mes piešime tik apskritimus ir linijas. Todėl pirmiausia piešiu tai, ką man labiausiai šiuo metu skauda ir ką aš šiuo metu dargi ir kankinu, kalbėdamasi su jumis. Tai yra mano gerklė. Tai yra mano gerklė. Aš galiu apvesti neurografinę liniją, ją dar kartelį ir klausausi, kaip ta mano gerklė šiuo metu jaučiasi. Tuo pačiu paskaitau, ką apie tai sako Luiza Hay. Jinai sako, kad tai yra užspaustas ekspresyvumo ir kūrybos kanalas. Sako, kad tai yra nemokėjimas apginti savo nuomonės, pasidavimas aplinkos spaudimui. Sako, kad tai yra prarytas pyktis, kūrybos krizė, nenoras keistis. Kokias afirmacijas jis siūlo? Jis siūlo afirmaciją, kurią aš iš karto imsiu ir užpildysiu tą gerklės figūrą per linijas. Atveriu širdį ir dainuoju apie meilės džiaugsmą. Labai graži afirmacija. Kiek noriu, tiek linijų ir pravedu. Atveriu širdį ir dainuoju apie meilės džiaugsmą. Iš karto galiu suapvalinti, kad kadangi tai yra gydymo algoritmas, aš noriu savo padėti, aš noriu nueiti miegoti be skausmo gerklėje, nelaikau jokių kampų, piešiu minkštai, apvalinu. Karštis kūne atsirado iš karto. Nežinantiem, kas piešia pirmą kartą, priminsiu, kad piešdami mes visą laiką stebime savo kūną, kaip jisai reaguoja, kokius jisai mums duoda ženklus, stebime savo emocijas, stebime mintis, stebime vaizdinius, kurie mus aplanko. Štai dabar tiesiog vaizdinys keistai nesusijęs su mano gerkle, tai yra baltas garlaivis Nilo upėje. Nežinau kol kas apie ką man tai, bet tas vaizdas man labai patinka. Va. Gerai, piešiu, lipu aukštyn. Tai mano gerklė dabar yra kažkur čia yra mano nosis. Aš taip įsivaizduoju jos lape, jūsų gali būti visiškai kitur.
Jeigu kažkur tai neišėjo man iki galo gražiai nupiešti, aš galiu tiesiog neurografuoti. Vėlgi apvedu neurografinę liniją ir jaučiu mano nosis, nosiaryklę, visą tai, kas ten dabar man nepatinka. Aš tiesiog savo dėmesį sutelkiu ten ir sakau, nu gerai, aš matau, priimu, esi tu užgulta, pabūk, kiek nori, tavęs niekas neskubina, jeigu tau taip reikia, okei, nieko tokio, aš čia papiešiu, palauksiu, kol praeis. Ir tada pasižiūriu, ką apie tai sako Luiza Hay. O jinai sako, kad sloga ir kitos nosies problemos tai yra vidinis verksmas, pagalbos prašymas, tarsi kreipimasis, kad pamatykit mane, aš mažas ir silpnas, padėkit. Iš čia, aišku, lenda ir ta vidinė auka, kad aš tiek daug nešu, kad man galbūt niekas nepadeda, kad manęs galbūt kažkas neįvertina ir visi kiti dalykai, jie be abejo manyje yra. Ir tai kalba apie ką? Tai kalba apie žemą savivertę. Ką siūlo Luiza Hay, kokias afirmacijas? Jinai siūlo save paguosti, apkabinti. Mes galim save ir rankomis apkabinti. Aš apkabinu save liniją. Tiesiog pravedu liniją ir galbūt netgi pravedu liniją iš viršaus, manydama, kad tai yra visatos apkabinimas man, jis eina ir į gerklės figūrą, kaip tai yra gražu, kaip reaguoja kūnas labai stipriu karščiu, labai stiprios karščio bangos, labai panašu į tai, kaip kada turi temperatūros ir išgeria, tarkim, paracetamolio ir tave pradeda pilti karštis. Taip pat jinai siūlo afirmaciją, aš pati myliu ir vertinu save. Šitą afirmaciją man norisi apvesti, tiesiog aš myliu ir vertinu save, norisi taip apvesti. Aš suprantu, kad aš esu kūrėjas. Aš suprantu, kad aš esu kūrėjas ir kad šitą savo savijautą aš taip pat susikūriau. Galbūt dar nematau to priežasties, kam man to reikėjo, kodėl aš tai padariau, bet turim, ką turim. Štai aš sėdžiu užkimusi, piešiu su žmonėmis ir man dabar ateina didžiausias noras už tai padėkoti. Kokia yra laimė, kad aš atradau neurografiką, kokia yra laimė, kad yra internetas. Dabar netgi atėjo tokia visiškai keista padėka, kad kokia laimė, kad buvo pandemija, per kurią aš išmokau daryti visus dalykus internete, online, virtualiai ir dabar galiu tuo pasinaudoti, bet kada dieną ar naktį galiu tiesiog transliuoti savo kūrybinį polėkį, savo įkvėpimą, savo norą dalintis. Aš tam turiu visas galimybės ir dėkingumas eina begalinis. Bet tai, ką aš dabar darau, aš apvalinu linijas, kurias nupiešiau, sakydama afirmaciją. Aš viską sujungiu apvalinama, viską integruoju. Jeigu sveiksta viena mano dalis, sveiksta ir kita. Jeigu aš save myliu, tai aš ir vertinu save. Vienu žodžiu, visą tai integruojasi. Aš integruoju viską, ką man reikėjo transformuoti iš tų priežastinių savybių arba būsenų, kurios galėjo sukelti mano simptomus, peršalimo simptomus. Čia aš noriu nupiešti dar vieną apskritimą, nes jaučiu tikrai didžiausią diskomfortą, aš jaučiu nosiaryklėje, tai yra tarp nosies ir gerklės. Tiesiog kaip išplikyta būtų, ar ne? Tai va čia tas palaikymo poreikis, vėlgi tegul būna 2, gal jums norisi netgi 3 figūras nupiešti, jeigu jūs esate jau patyrę dailininkai, baigę neurokompoziciją ir mokantis kurti savas istorijas, jūs puikiai suprantat, kad galima naudoti ir kitas figūras, o aš šio karto papiešiu kartu su piešinčiais pirmą kartą arba piešinčiais neseniai ir tik iš YouTube
neturinčiai žinių, tai mes piešime tik apvalias figūras. Ir čia dabar aš norėčiau pravesti liniją apie tai, kaip aš stengiuosi save džiuginti. Kas mane džiugina? Mane labai džiugina piešimas. Mane labai džiugina piešimas. Aš labai mėgstu tai daryti. Ir aš tai darau, aš taip save džiuginu. Aš save džiuginu įdomių paskaitų klausimų. Turiu tam laiko, darau tai ir man be galo yra įdomu. Džiuginu save pasivaikščiojimais. Aš džiuginu save, kaip moku ir išreiškiu taip rūpestį, meilę, globą, atjautą savo dabar sergančiai. Ne? Tiesiog tegul būna taip. Paapvalinu, kad visa tai susijungtų. Kai tik pradedu apvalinti, iš karto tiesiog plūsteli karštis. Na, tiesą pasakius, dabar yra gegužės mėnuo, diena buvo tikrai šilta, mano namai labai jaukus ir šilti, o aš atėjau piešti pas jus su tokiu pūkuotu, kaip jį čia dabar lietuviškai gražiai pavadinus, rūbeliu, va taip pavadinsiu lietuviškai gražiai, rūbeliu, šiltų pūkuotų žieminių rūbeliu. Ir jau jaučiu, kad man jo nebereikia, nes aš užkaitau iš vidaus. Kada piešiant neurografiką mes pradedam stipriai kaisti, tai faktas, kad pajudėjo energija. Ir tai, kad aš prieš tai jaučiau šaltį, irgi buvo faktas to, kad toji energija buvo gerokai apmirusi, kažkur tai užblokuota, sustojusi, plėšinti mane per pusę, nes kai mes susirgam, apart tų simptomų, kuriuos jaučiame fiziškai, atsiranda dar visokie norai pagriaužti save, kad aš dėl to, kad blogai jaučiuosi, nedarau vieno ar kito, nepasirūpinu tuo arba kitu. Ir, tarkime, esu dėl to labai negeras, kad štai kaip aš galiu blogai jaustis. Aš negaliu blogai jaustis, turiu jaustis tik tai gerai. Tai va čia dabar apvalindama skaitau dar kartą afirmaciją, kurią siūlo Louisa Hay. Myliu save, džiuginu save, vertinu save, lepinu save, kaip moku ir kaip galiu, dovanoju savo smulkius dalykus, nes tai, ką aš sukuriu savyje, atsispindi mano aplinkoje, atsispindi mano būsenose, mano savijautoje, fizinėje taip pat. Na ką, jeigu kas nors piešiate toks pat užkimęs ir snargliuotas kaip aš, pasiklausykim, kaip jaučiasi mūsų kūnas, kada mes jau nupiešiame štai tiek afirmacijų piešinio gydančio ir pakeliui dar atsigerkime. Būtinai. Nes kiekviena ląstelė dabar dalyvauja procese, joms reikia vandens, joms reikia išplauti tai, ko nereikia mūsų gerai savijautai. Ir ką aš dabar matau? Aš dabar matau dar vieną figūrą, tiksliau matau jos dalį. Štai čia. Ir galvoju, kad tai yra mano kraujas. Aš neturėjau minčių apie kraują, ateidama piešti, bet manau, kad dabar tai yra kaip tik tai. Tiesiog vėlgi pasitikiu savo intuiciją, ne? Tai ką kalbėjau. Tai yra mano kraujas, kuris yra vienijantis elementas visam organizme. O mudu su krauju turėjome istorijų šitam gyvenime, šitam įsikūnime, mes puikiai padraugavome su krauju, todėl aš galiu drąsiai sakyti, kad mes su krauju vienas kitam sakome tu. Aš esu toks įdomus, unikalus žmogus, kurio gyslomis teka sesers dovanotas kraujas, nes man padaryta kaulų čiulpų transplantacija ir persodinti sesers kaulų čiulpai, vadinasi, mes jau dabar seserys kvadratu. Tai tas kraujas, aišku, per šitiek metų jau yra tapęs visiškai mano, sesers kaulų čiulpai
sutiko gyventi manyje, bet štai kai aš piešiu kraują taip neplanuotai, aš suprantu, kad turbūt procesas tiesiog prasidėjo. Ir kas yra mano organizme kraujas? Kraujas yra lyg koks telegrafas, kuris į visus organus plūsta ir perduoda tą žinią, kad štai mes dabar gavome instrukciją, žmogus myli kūną, žmogus rūpinasi savimi, žmogus save vertina, žmogus keičia tas priežastis, kurios buvo sukėlusios negalavimą, taip kad nagi, visi greitai susiimam, susitvarkom, sveikstam, nes labai daug visokių smagių dalykų nuveikti norisi. Ir aš jau bekalbėdama brėžiu linijas ir kadangi nepasižiūrėjau, kokias afirmacijas kraujui siūlo Louisa Hay, aš tiesiog čia pat imsiu ir sugalvosiu afirmaciją, kad mano kūnas ir siela yra vientisi, jie puikiai susikalba ir palaiko vienas kitą. Aš pati esu vientisa sistema. Aš jaučiu savo fizinį kūną, aš jaučiu savo emocinį kūną, aš girdžiu savo mintis ir atsakau už jas, aš atsakau už savo emocijas, aš renkuosi, ką jausti, renkuosi, ką galvoti, renkuosi, kaip gyventi, renkuosi, ar man sirgti, ar nesirgti, ar man džiaugtis, ar man liūdėti. Jeigu turite Violetos Petraitienės išleistą maldų knygelę, ten yra labai graži malda apie tą pasirinkimą, kad ar dangus yra žydras, ar apgaubtas debesimis, ar tie debesys balti, ar juodi. Tiesiog galite užmesti akinius, aš nenoriu užtęsti mūsų piešimų iki begalybės. Tiesiog pieškime, apvalinkime, vedžiokime linijas ir klausykime, kas vyksta kūne. Aš vėl pastebiu, kad kai tik aš pradedu apvalinti, o apvalinimas tai yra integracija, tai yra pats didysis pokytis, pats didysis transformavimas tada. Tai, kas buvo aštru, tai, kas skaudino, virsta aptakiu, minkštu, pratekančiu. Tai visiškai keičia būseną ir sveikinu dabar tą karštį savo kūne. Mes visi žinom, kad temperatūra jinai yra gydantis faktorius, ar ne? Kas reikia, tas lieka, ko nereikia, tas iškepa. Tai va, aš priimu dabar tą karštį kaip ženklą apie tai, kad mano kūnas sveiksta čia ir dabar. Jau rytoj ryte aš atsikelsiu ir jausiuosi pakankamai gerai, kad galėčiau daryti tai, ką noriu daryti. Tiem, kas pieš vėliau, tai galiu pasakyti, kad rytoj šeštadienis, o šeštadienį be abejo, kad yra dalykų, kurias labai norisi daryti. Na ką, man labai gražus yra dabar mano sveikatos piešinys, aš atsimenu, kad čia yra mano gerklė, nosis, nosiaryklė. Šitose linijose matau dar daug figūrų, kurias aš galėčiau ir norėčiau galbūt nupiešti, bet dabar jau imsiuosi spalvos, nes noriu pajausti spalvos energiją. Ir pirmiausia, ką aš padarysiu, aš imsiu žalią spalvą. Imsiu žalią spalvą, nes man žalia spalva yra Archangelo Rafaelio spalva pirmiausia. Archangelo Rafaelio spindulys yra žalias, Archangelas Rafaelis yra mūsų sveikatos gidas, tas, kuris rūpinasi mūsų sveikata. Ir čia tiesiog galiu pakartoti, kad mes visada galim kreiptis į angelus, į archangelus, į savo dvasinius vadovus, mokytojus. Ne apie religiją kalba. Kalba yra apie tai, kuo aš tikiu ir kuo aš betikėčiau, galiu kreiptis į tai, į tą būtybę, į tą energiją, į tą absoliutą, į tą visatą. Tai va, aš dabar tiesiog vėl klausydama savo intuicijos ir
jausdama, kaip mano visas kūnas į tą žalią spalvą puikiai reaguoja, kreipiuosi į Archangelą Rafaelį. O, koks geras atodūsis atėjo, kaip prieš tai sakiau, kad reiktų dar ir plaučius prapiešti, nes atrodė, kad ten truputėlį tūris jų sumažėjo, ten oras netelpa dėl tos tokios savijautos sudėtingos, tai štai dabar tūris padidėjo. Ir aš iš karto sakau, ačiū už tai, labai džiaugiuosi, kad mano kūnas taip bendradarbiauja su manim šitam sveikime. Jūs irgi tiesiog pagalvokite apie savo kūną su padėka. Jisai yra su mumis, mes jame, jis mumise, kiekvienas turim savo paveikslą, savo įsivaizdavimą, bet vienas dalykas, kuris piešiant neurografiką vyksta, tai suvienijimas, tas vienis visko, kada kai aš šypsausi lūpomis, šypsosi mano širdis, šypsosi mano kepenys, šypsosi mano nosis iš vidaus, nors balsas dar blerbia, bet aš tikiu, kad šypsosi ir mano balso stygos. Atsimenu, kad čia yra nosis, ją piešiu irgi žalią spalvą. Žalia spalva yra kartu pavasaris ir tas pats ekspresyvumas, impulsyvumas, apie kurį Louisa Hay sako, kad jeigu mes savo ekspresijai neleidžiam laisvai tekėti, mums skauda gerklę. Ir štai aš kaip tik tai su ta žalia spalva dabar leidžiuosi žemyn, atsimenu, kad čia yra mano gerklės figūra. Ir aš į ją irgi įlieju. Na ir ką? Kraujas, kuriam šiandien aš skyriau tokią garbingą paštininko užduotį. Čia dar priminsiu, kas piešėte neseniai, kad neurografikoje labai nedaug taisyklių. Tai viena iš jų yra, kad mes negalim palikti neužapvalintų kampų. Antra yra susijusi su spalva. Negali būti spalva uždaryta į vieną segmentą. Segmentas tai yra tie gabalėliai, kurie susidarė mums piešiant ir apvalinant linijas. Turi būti bent 2 segmentai esantys šalia, nuspalvinti tą pačią spalvą. Todėl, kad neurografikoje spalva vadinama archetipavimu. Mes kai piešiame, mes visą laiką keliaujame per sąmonės piramidės lygmenis. Ir kada pasiekėm spalvą, tai esame jau labai aukštai, labai netoli absoliuto. Ir pamiršau, ką norėjau pasakyti. Esam labai aukštai, labai netoli absoliuto ir visos prasmės, kurias mes sudėjome čia per spalvą, per archetipavimą yra išplečiamos. Todėl uždaryti jų ir sukurti kažkokio kilimėlio arba iš tikrųjų margo vitražo nereikėtų. Reikia atvirkščiai stengtis, kad ta spalva eitų kiaurai, vėl kur ten buvo ta afirmacija, kad aš leidžiu sau, ar ne? Mano saviraiška, mano laisvė. Tai jūs pajauskit, kada jūsų ranka štai su pieštuku arba su spalvotu žymekliu eina kiaurai juoda linija per visas ribas. Tai irgi yra labai stiprus laisvės pojūtis. Stebėkit, kas kūne. Manasis reaguoja tiesiog šį kartą dideliu karščiu. Kepasi pats save iš vidaus. Sterilizuoja visus tuos maumukus ir baubukus, kurie buvo nusprendę mane čia guldyti į lovą. Nesikulsime mes lovą, nes mes mokame piešti, mes mokame kalbėti, mes mokame rašyti. Aš šitoj transliacijoje nerašiau prieš piešimą, bet jums labai rekomenduoju prieš piešimą visada 2 minutes parašyti žodžius
ta tema, kurią žadate piešti. Tokiu būdu yra aktyvuojamas neuronų tinklo segmentas, dalis, kuris yra atsakingas už jūsų temą. Šiuo atveju mūsų tema yra sveikata ir netgi ta sveikata yra tokia labai pakonkretinta, suvesta į peršalimo simptomus, nosis, gerklė. Prisimenu, kaip mano mažoji dukra prie kabineto mokėsi ištarti otorinolaringologas ir aš su ja išmokau tai daryti visam gyvenimui ir tai yra vienas iš mylimiausių mano žodžių. Taip, ko aš dar norėčiau? Aš dar labai norėčiau raudonos spalvos, galbūt nedaug, nes man ir taip be proto karšta ir nežinia, kiek čia tas žymeklis bus raudonas, bet čiagi kraujas. Ir raudona aistros, ne tik tos aistros, kuri uždega mūsų kūnus, bet tos aistros, kuri verčia mūsų širdis plakti, aistros kūrybai, aistros veiklai, aistros gyventi. Vat ko aš noriu ir tikiuosi, pridėdama čia šitą ryškų blyksnį. Juolab, kad štai tas kraujas, paštininkas mano, perduodantis kiekvienai ląsteliai žinią, kad chebra, Dalia nusprendė, kad jinai geriau peržiūrės tas visas savo pasenusias nuostatas, sutiks pasitikrinti vidinius savo resursus geriau negu kad guls į lovą ir savaitę sirgs. Aš nesirenku sirgti. Kokią mes ten turim afirmaciją? Aš suprantu, aš tikiu, aš esu savo pasaulio kūrėjas. Kūrėja, esu savo pasaulio aš. Galiu dar iš kitos pusės pasakyti, kad aiškiau būtų. Jeigu kam nors neaišku iš pirmos pusės, tai iš kitos pusės. Šiaip tai faktas, kad tai, ką aš dabar kalbu, ir tai, ką jūs nuolat kiekvienas kalbate mintise, mes ištisai mintise kalbamės. Tai labai stipriai ir tiesiogiai veikia mūsų būsenas, mūsų sveikatą. Aš daug metų esu bendrystėje su vėžiu sergančiais žmonėm. Taip jau mano gyvenimas susiklostė, kad aš vienu metu tai buvo mano darbas, paskui tai tapo tiesiog mano paskirtimi, galbūt aš tiesiog kaip savo pareigą, kaip misiją tai vykdau, nes kažkada pasižadėjau tai daryti ir man tai patinka. Tai tiesiog bendraudama su tai žmonėmis, kurių liga, tarkime, ar ne, kurių organizmo tuometinė būsena yra daug rimtesnė negu tai, ką aš piešiu dabar, negu sloga ir gerklės skausmas. Vis dėlto jų ligos dinamika visada priklauso nuo vidinio dialogo. Visada, be išimčių. Nuo vidinio dialogo pirmiausia, tai yra, ką aš sakau savo, bet lygiai taip pat nuo išorinio dialogo, kaip aš kalbuosi su pasauliu, kaip aš kalbuosi su kitais žmonėm, kokie mano santykiai su kitais žmonėm. Pasakiau santykiai ir prisiminiau, kad aš planuoju šią vasarą, tai yra 2024 metų vasarą, įrašyti naują santykių kursą. Vienas yra įrašytas, bet dabar viskas gyvenime keičiasi daug greičiau negu kompiuteriai atsinaujina, negu informacinės technologijos, kurios jau žiauriai greitai auga. Tai va, mano žinios, mano suvokimai keičiasi ir aš noriu iš savo naujų žinių ir iš savo naujo suvokimo tą santykių kursą perpiešti. Ir kadangi santykių kokybė tiesiogiai fiziniam kūne atsispindi mūsų, visur iš principo jinai atsispindi ir piniguose, ir fiziniam kūne, tai net nesistebiu, kad štai dabar atėjo ta mintis
Aš ko gero rytoj tiesiog ir padarysiu anonsą. Daryti anonsą reikia atsisėsti prie kalendoriaus, pažiūrėti datas, numatyti, kada įvyks tie piešimai ir viskas. Visą kitą aš jau žinau. Na ką, dabar pajauskit, kaip jūsų rankos. Mano rankos dega. Liepsno, matosi turbūt ir ekrane, kad jos tiesiog atrodo, kad jos priplūdo to paties kraujo, kuris čia taip gražiai nusipiešė ir dega delnai. Dabar aš norėčiau dar šiek tiek išskirti galbūt, na, atėjo tokia keista spalva, bet aš pasikliausiu. Ką reiškia atėjo naujokam? Tai reiškia, kad aš nežiūrėjau, ką traukiu ir išsitraukiu pieštuką. Išsitraukiu štai tokį labai rudą, tiesiog deginta ombra vadinasi spalva ir retai aš naudoju tokią spalvą, bet jeigu jinai atėjo, aš galvoju, apie ką man tai. Ir tada prisimenu 5 elementus kiniečių sistemą USIN, kuri beje yra labai stipriai susijusi su sveikata. Galima tiesiog spalvomis žiūrėti, už ką kas atsako. Ir tokia tamsi ruda pagal USIN sistemą yra elementas metalas. Elementas metalas tai yra valia, disciplina, atsakomybė. Jeigu kalbėti apie materiją, tai yra pinigai. Jeigu kalbėti apie metų laiką, tai yra ruduo. Jeigu kalbėti apie amžiaus tarpsnį, tai yra laikas nuo 38 iki 50 panašiai. Tai yra tokia branda, kada mes jau galime sakyti, kad štai esame voveriukai, kurie neša riešutus į uoksą. Uoksas sausas, paruoštas, mes jau kažko tai gyvenime esame nuveikę. Apie tuos dalykus mes kalbame kurse Neurospalva. Ten labai daug yra informacijos apie tą unikalią sistemą. Bet čia tai tik tai tiek jos paimsiu, kad štai ta spalva man be abejo asocijuojasi su metalu. Ir jeigu aš čia pridėjau geltonos spalvos, kuri yra žemė, yra sąmoningumas, yra derlius ir galvoju apie ką man, tai mano temoje sąmoningumas tai yra tiesiog iš tikrųjų rūpestis savimi. Čia mano protas man paslaugiai primena, kaip aš išskrisdama į Barceloną apsivilkau plonus marškinėlius ir kadangi visą naktį praleidau Vilniaus oro uoste ir buvo žiauriai šalta. Tai, na, kaip ir keista būtų, tarkim, jeigu tu kaip ten, įlipai į vandenį ir išlipai sausas, tai čia irgi lygiai taip pat, jeigu aš pati savęs nesaugojau ir netausojau, tai dabar galiu tik savęs ir paklausti, kodėl aš tai dariau. Na štai. Labai gražiai išsiskiria tos mano veido dalys ir kūno, kurias aš šnekinu dabar pasveikti greitai ir paprastai. Čia yra gerklė. Aš prisimenu, jeigu neprisimenam, tai galima visada piešinį užsirašyti. Netgi rekomenduotina, nes tikrai praeis savaitė ir jūs neprisiminsit, ką piešėt. Ir aš neprisiminsiu, ką piešiau. Nors tie piešiniai, kurie išsipildo, kurie įvyksta, jų nepamiršti, jos prisimeni detaliai ir ką jautėjai, ir kas su tavimi buvo. Nu, tai aš vėl jaučiu karštį, labai labai stiprų karštį. Būsiu šlapia kaip po geros treniruotės po šito piešimo. Na ir čia norėčiau truputį irgi, kol kas kraują paliksiu, tegu jisai teka. Koks toliau yra mūsų žingsnis? Kas žino? Atsigeriam vandens, taip teisingai yra toksai žingsnis, atsigeriam vandens vadinasi, o sekantis po vandens
Sekantis po vandens yra palaikymo linija. Palaikymo linija yra linija, kuri eina nuo krašto iki krašto ir yra daug storesnė už kitas linijas. Kodėl storesnė? Todėl, kad jeigu per šitas linijas teka mūsų energija, mes tarsi pasakėm, štai aš padariau, ką galėjau, ar ne? Aš pasakiau visas afirmacijas, išjaučiau širdimi. Galiu dar pakartoti, kad aš atveriu širdį, dainuoju meilės ir džiaugsmo dainą, esu džiaugsminga, tikiu savim, myliu save, tikiu savo intuiciją, myliu ir vertinu save. Suprantu, kad esu savo pasaulio kūrėjas. Stengiuosi save džiuginti visais būdais. Būti džiaugsminga, būti džiaugsme, būti laimė. O dabar sakau, mano dangiškoji komanda, palaikykite mane, padėkite man pasveikti greitai, tiesiog, kad praeitų tie simptomai, kad aš nesirgčiau, kad aš būčiau sveika, kad tiesiog išsilygintų, susibalansuotų ta nedermė ląstelėse, kurią aš gal dėl savo nežinojimo ar savo neatsakingumo sukūriau tą būseną, aš norėčiau, taip sakant, viską pakeisti, transformuoti kaip šitą piešinį. Ir man reikia, kad būtų kur į tą visatos gabalėlį, kuriame aš sveikstu, mano dangiškoji komanda galėtų pasiūsti energiją. Tam reikia linijos. Ranka tiesiog primiktinai nori vesti liniją iš viršaus. Tai yra labai stora linija, kaip kokia motininė upė, kaip koks nemunas, į kurį įteka daug smulkesnių upelių. Jinai taip pat yra neurografinė, aš noriu ją pakartoti, jinai turi matytis piešinyje, jinai turi būti ryškesnė už kitas. Jų gali būti tiek, kiek mes jaučiam, kad mums reikia palaikymo. O čia jinai gali atsišakoti, aš matau tiesiog, kaip jinai atsišakoja. Ir dar viena, jinai gali eiti per egzistuojančias linijas, gali kai kur tiesiog pratęsti naują maršrutą, ką manoji ir padarė. Ir jaučiam, ką mes jaučiam. Jaučiam, ką mes jaučiam. Tai yra įsiklausom, ką mes jaučiam. Kas gali būti. Jeigu žmogus yra labai linkęs kontroliuoti, tai gali kilti didelis pasipriešinimas dėl šitos linijos, nes žinot, kada mes ją brėžiam, mes tarsi sakom, tikiu, pasitikiu, suprantu, kad aš iš savo matymo taško matau daug mažiau, negu mato dangiškoji komanda, ir todėl sakau, aš priimu jūsų pagalbą tokią, kokią jūs manote, kad šiuo metu man yra reikalingiausia. Tai reiškia, kad jeigu aš dabar galvoju, kad štai aš pašoksiu ir eisiu, o bus taip, kad man sakys, ne, tu tikrai turi pagulėti. Aš padėkosiu už tai ir priimsiu tokį sprendimą. Tai yra ta pagalba, jinai gali būti ne tokia, kokios aš noriu, bet būtent brėždama šitas linijas, aš išreiškiu savo pasitikėjimą ir tikėjimą. Ir tam tikrą prasme tiesiog perduodu valdymo pultą į visatos rankas. Sakau, aš darau, kas nuo manęs priklauso. Šiuo atveju aš skalauju gerklę, aš apriboju savo kažkokį tai lakstymą, bendravimą, aš ilgiau pamiegu, aš geriu daug skysčių, bet yra dalykų, kurie nuo manęs nepriklauso. Ir kaip tik tai tą dalį aš atiduodu į jūsų rankas, tikiu, pasitikiu. Na ir tebūnie taip. Koks geras atodūsis atėjo. Labai svarbiausia, neužlaikykit kvėpavimų. Kvėpuokit, atsiduskit. Jeigu kažkam verkiasi, verkit. Visi tie dalykai yra geri ir reikalingi. Piešiant iš tikrųjų aktyvuojasi visi energiniai centrai yra susiję su endokrininiam liaukom, todėl taip dažnai piešiant žmonėm kyla graudulys, pavyzdžiui, ne? Tai labai iš tikrųjų sveikintina ir gerai, kada tokiu paprastu būdu, lengvu apsivalom ir suteikiam savo
ilgalaikį palengvėjimą. Kad kas verkit, verkit, kas pučiatės nosį, pūskitės, bet visi apvalinam naujai susidariusius kampus, suvokiam, kiek iš mūsų iškilo visokių aštrių vidinių konfliktų, nesutarimų, skaudulių dalykų, kurie galėjo tapti laisvai virsti uždegiminiu procesu. Štai mes tiesiog visą tai ištraukiam, valom, jeigu dar kažkur tai blogai jaučiasi, apžiūrėkit, ar nepalikot aštrių kampų. Tai va, dabar ateina momentas, kada reikia nupiešti fiksacijos figūrą. Fiksacijos figūra tai yra svarbiausia ir ryškiausia figūra lape, kurioje mes sakom, štai čia yra mano temos sprendimas. Mano tema šiandien buvo, kad aš renkuosi būti sveika. Aš renkuosi būti sveika. Jeigu jūs pasakysit, aš nesirenku, sirgti irgi bus teisinga. Jeigu tuo metu iš jūsų taip eina, tai tiesiog te eini. Bet man vis dėlto pozityvusis variantas visada yra patrauklesnis. Aš galiu bet kurią iš tų figūrų pasirinkti, bet aš matau čia labai įdomią naują figūrą. Ir tebūnie ta figūra aš sveika. Man jinai va taip pat atrodo. Ir jinai man tiesiog labai ir graži, jinai visiškai nauja. Aš tiesiog pamačiau labai gražų puslankį ir pratęsiau jį, sakydama štai, aš fiksuoju tokią didelę, gražią, apvalę sveikatą. Be abejo, aš dabar viską apvalinu. Be abejo, tai gerokai pakeitė mano kompoziciją ir klausausi, kas yra viduje. Jau net nebesinori kartotis ir sakyti, kad tai yra karštis. Kitas dalykas, ką aš pastebiu, kad man užkrito ausis. Mes žinom, kad mūsų ausis, nosis ir gerklės, jos ten visos yra susiję. Ir ausyje yra toksai eustachijaus vamzdis, kuris gali užkristi, bet tikrai tiesiog kliunkt ir užkrito. Gerai, kad jūs man nieko nesakot, nes aš dabar turbūt nelabai ir girdėčiau, nes ir save labai keistai girdžiu. Štai, kai kūnas pasijungia į bendrą veikimą. Pasiklausykit, ką Jūsiškis sako, paskui būtų labai smagu, tarkim, pamatyti komentaruose jūsų pasidalinimus, kaip reagavo kūnas į šitą piešimą, kaip pavyko susitarti su visomis ląstelėmis, kad štai mes būsime sveiki, kokiu pavidalu atėjo pagalba. Gal tai buvo kietas miegas, gal tai buvo kaimynė su žolelių arbata, gal tai buvo kažkoks netikėtas receptas, paskaita. Gal tai buvo stebuklas, kai tiesiog atsibudau ir supratau, kad nei čia buvo, nei čia ką, o kas buvo, tai buvo seniai ir netiesa. Aš labai narsiai, drąsiai ir linksmai apvalinu fiksacijos figūrą, kurią mes meiliai vadinam FF. Mes, tai ta bendruomenė, kurioje mes piešim kiekvieną savaitę. Mes turime klubą, bendraujam, dalinamės piešimais, nes labai iš tikrųjų norisi, kad tu pieši kažką tai stipraus, galingo ir vyksta pokyčiai ir galbūt ne visi tave šeimynykščiai supranta, kągi tu čia darai su tuo markeriu vakarais. Tai labai smagu yra turėti savų ratą, kuriame galima augti, tobulėti, piešti labai įdomius dalykus, kurių į YouTube niekada neįdėsi, nes jiem reikia specifinių žinių. Čia galima įdėti va tokį patį lengviausią variantą, kad būtų saugu, nes
tai, kas stipriai veikia, tos praktikos, kurios stipriai veikia, juose visose reikia laikytis tam tikrų saugumo taisyklių. Tai neurografikoje ta saugumo taisyklė yra viską užapvalinti, nepiešti to, ko nežinai, tai yra aštrių figūrų, spiralių. Tiesiog nedaryti to, ko nežinai, daryti tai, kas apvalu, treniruotis piešti liniją, klausytis instruktoriaus ir piešti apvalias figūras. Štai, sakykit, argi tai nėra tiesiog didis grožis ir tiesiog vat ir sveikata. Jau iš karto norisi pasakyti, kad štai į mano sveikata. Ir dar kitas dalykas, ko man labai norisi, tai aš pamačiau, kad noriu čia keistai taip pravesti. Tiesiog va čia labai norėjusi pravesti dar vieną liniją ir aš iškart pamačiau, kad čia buvo didžiulis kampas neužapvalintas. Tiesiog atvedė ranka. Taip, tada aš ją dar toliau ir nuvesiu, tegul jinai taip ir nueina. O čia klausau intuicijos, klausau savo balso. Intuicija neurografiniam piešiny pasireiškia per kompoziciją, kur ką pridėti, kur ką atimti. Ir dabar ką, aš tiesiog džiaugiuosi šituo darbu, džiaugiuosi savo būseną pakitusią. Aš šiuo metu ir šneku laisviau, ir man nebeskauda. Dabar įsijungsiu kamerą, gal šiek tiek išsigąsiu, nes labai karšta ir va, matot, mano meškučio kostiumas man šiuo metu jau nebereikalingas. Tai tiesiog lauksiu jūsų darbų, pasidalinkit su manim, pamėkit mano puslapį, ateikit į klubą, ateikit mokytis, ateikit išmokti patys kurti neurografinės istorijas, o tiem, kas piešia, jausdamiesi kaip nors sunkiai ir negerai, ir sau taip pat aš linkiu pasveikti, kaip tas koncertas, ar ne? Linkime pasveikti. Tai va čia buvo piešimas, linkime pasveikti tiem, kaip skauda gerklę ir prikibo sloga. Tai ačiū, kas žiūrėjot, dar kartą kviečiu į kursus, kviečiu į klubą, kviečiu pamėgti mano YouTube puslapį ir piešti piešimus visus, kurie ten yra, o aš stengsiuosi, kad jų nepritrūktų ir būtų vis naujų. Nes aš jūs myliu, aš myliu tai, ką darau, aš tikiu tuo, ką darau ir man labai smagu ir malonu piešti su jumis kartu. Sudie, būkite sveiki.